Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu susijungsi su savo pasąmone. Pažiūrėsi, kur tavo pasąmonė tave nuves. 3, 2, 1. Aš priešais save matau tokį didžiulį vandens, kur Ką tokį vandens? ten sukūrė, Sūkuris. sukasi labai gražiai. Aha. Apsidairyk aplinkui. Ar ten yra dar kas nors? Ne, nieko. Tik vandens sūkurys. Gerai, dabar iš savo centro, iš savo vidaus, savo ašies leisk smūgius šviesos į visas puses. Kokiu tik nori būdu, ar tai bangos, ar tai kažkokie pliūpsniai, ar tai kokie lazeriai, bombos. Tokius pliūpsnius duok ir išsimušk visą juodumą, viską, kas tik yra, atsiradę, užsilikę tavo kūne. 3, 2, 1. Gerai. Sakymas gerai. Kažkas prasimušė ar nieko? Atsakymas gerai. Ai, gerai. O ką tas gerai reiškia? Reiškia, kad viskas gerai. Gerai. Taip pat nusimetam, jeigu dar yra kažkokių filtrų, nusiemam nuo akių, prasimušam kanalą. 3, 2, 1. Kad būtų švari informacija. Taip, matau šviesų stulpą priešais mane. Labai gerai. Ant akių nieko nėra. Trečia akis kaip atrodo. Pasirodė ant eterinių akių lyg tokia maskė uždėta juoda. Aš ją nutraukiu nuo su eteriniam rankom. Ir juoda skylė. Juoda skylė prašviečiu, išžiebiu eterinės akis. Labai gerai. Šaunuolė. Pravalau trečią akį, išdidinu ją, jinai tokia didžiulis kai žibintas. Labai gerai. Labai gerai. Nu va, super. Užsidedam apsaugas kokias nors, kokias tik nori, kokios tau patinka. Plasminės. Labai gerai. Gerai, ir vis dar yra tas sūkurys prieš tave? Nepasakyčiau, kad dabar bangos sūkurys, bet vėl matau tą juostelę tokia kaip žiedą ir jisai žvilga tokia karpyta juostelė. Paleisk smūgį į jį šviesos, patikrinam, ar nėra hologramų. 3, 2, 1. Žodis ne. Tiesiog Informacija. kai leidi smūgį, tai jeigu nepasikeičia vaizdas, tai vadinasi toks ir yra. Gerai, galim paanalizuoti ten tą vaizdelį, ką tu matai. Paklausiu klausimą, ką reiškia tas vaizdas? Ką tau nori čia parodyti? 3, 2, 1. Suteikti informaciją. Gerai, tai tada skaitom informaciją šito objekto, šito vaizdo, nežinau, gal gali pabandyti paliesti, kažkaip nuskaityti. 3, 2, 1. Aš su pirštu paliečiau tą vaizdą ir nuskaičiau, kad iš praėjusių reinkarnacijų vandenyno informacija. Gerai, čia ta informacija
tave tada paveikia teigiamai, neigiamai, tau reikia kažkokią pamatyti pamoką išmoktą, ar galbūt tave slegia šioje reinkarnacijoje tas įvykis kažkas užsistovėję. 3, 2, 1. Kažkas yra bendro, kas susiję dabar su mano gyvenimu, kažkoks sujungimas. Gerai, tai tada mes keliaujam į tą reinkarnaciją, į kurią veda šitą informaciją. Keliaujam ten į tą reinkarnaciją, tam tikrą įvykį, kur yra užslėpta tau reikalinga informacija, ką tu turi sužinoti. 3, 2, 1. Šokam. Aš dairausi ir taip įsivaizduoju, kad čia dangus, vandenynas ir daugiau nieko nematau, tai tylu, ramu ir kažkas sako, aš čia. Kas čia toks kalba? Identifikuojam. Tegul atsistoja prieš tave tas balso savininkas. 3, 2, 1. Čia ta pati mano kopija iš praeitų reinkarnacijų, antra aš. O kas yra ta antra aš? Aš nelabai klausiuosi dar, nespėjau perklausyti. Ji tai tikra aš, buvusi iš praeitų reinkarnacijų. Ir dabar jinai su manim už nugaros manęs jinai. Ir aš ją pasilikau su savim, nes aš tada stipriau jaučiuosi ir jinai taip pat labai laiminga, kad aš ją pasilikau su savim. Bet tai yra tikra mano kopija ir va jau dabar 3 hipnozėj, kaip jinai pradeda kalbėti, nes jinai man atveria tam tikras inkarnacijas, kur sieja kažkokie dalykai, svarbi informacija. Ir man jinai padeda, nurodo tą reinkarnaciją. Ir aš ten einu ir analizuoju. Ir išsivalau, atidarau blokus ten. Tai aš manau, čia jinai reiktų pasąmonės dar kartą patvirtinimų. Ar tai jinai kalba dabar vėl? Man, žinok, net pradėjo kompiuteris durniuoti, kol tu kalbėjai kažkokią nesąmonę. Žiūrėk, pabandyk, jeigu tu matai savo tą antrąją aš, tu pažiūrėk, gal tu gali su ją susijungti, integruotis ją. Dėl to, kad tu dabar ją kaip ir esi atsiskyrusi į tokį atskirą, apvalkalą, pavadinkim. Gal tu tiesiog gali integruotis visą tą informaciją ir jos savybės į save. Ir tu tada galėtum tiesiog būti ta vientisuma. Pažiūrėk. Aš ją paliečiau pirštu, čia jinai ir jinai ištiesia taip į mane delnus priešai stovėdama. Ir taip jinai leidžia man integruotis visą informaciją. Gerai, nes, taip 2 tu, tai realiai galėtum būti viena, nes tu vis tiek esi ta pati, kuri keliauja per visas reinkarnacijas. Taip. Tai tu dabar integruojasi informaciją iš jos? Taip, aš prisipildau ir jaučiu tokią šviesų burbulą viduje informacinį. Gerai, labai gerai. O jinai toliau lieka stovėti? Aš įkvėpiau, aš priėmiau ir taip jinai stovi, galbūt galima ir atsisveikinti su ją, nes ji galbūt jinai sutiktų palikti mane. Jau čia tu jau skaityk pagal save, pagal savo pasąmonę, kaip jau tau būtų geriausia, kaip tu nori
daryk šitą sprendimą. Taip, jinai man pamojavo rankutę, mes viena kitai pamojavom ir jinai nuėjo. Aha, gerai, labai puikiai. Labai šauniai. Dabar apsižiūrėk save. Nesakei, matei tik vandenį ir dangų, apsižiūrėk save, kaip tu atrodai, kokį tu pavidalą turi. Na, tokie spinduliai, iš vidaus eina, aš čiupinėjau save, bet tokie spinduliai ir toks virpesys, toks iš kamoliuko iš vidaus manęs eina tokie spinduliai geltoni. Tu esi kažkokia būtybė ar žmogus? Iš karto žodį žuvytė. Žuvytė. Aha, o fizinė žuvytė, ar čia kažkokia yra jau aukštesnių dimensijų žuvytė? Ar tokia kaip pas mus žemėje, ar kažkaip kitaip? Aš esu undinėlė. Iš platybių vandenyno. Visa jūra, vandenynas, tai yra mano karalystė. Gerai, nuskenuokim, kokia čia yra dimensija. Koks skaičiukas išlys. Kelintoj dimensijai dabar esi. 3, 2, 1. 17, 18. Labai gerai. Gal kažkur ten netoliese yra Lemūrija? Gal tu čia toj dimensijoj randiesi kaip ir Lemūrija? Ar ten ta Atlantida? Paskaičiuotum? Taip, jaučiu, kad jį šalia. Gerai, nu tai greičiausiai čia galbūt ir esi, ne, iš tų senų laikų, kai Žemėje buvo ta ir Atlantida, ir Lemūrija, aukštesnės dimensijos, ar tu čia visai randiesi kitoj plotmėj Žemės labai skirtingoj? Nes vienu metu Žemėje yra daug tų plotmių. Gal, nežinau, kiek aiškiai paklausiau. Aš analizuoju atsakymą. Aha, gerai. Kad atsakymas mes kartu. Ta prasme... Tu su Lemūrija. Gerai. Gerai, tiek to. Nes čia sudėtingos informacijos, jau man paskui irgi pasimėsiu. Gerai, žiūrim tada, koks čia įvyko svarbus įvykis, ar kas svarbaus pasirodė, ką tu turi pamatyti ir sužinoti. 3, 2, 1. Tai buvo tavo gyvenimo istorija. Matau vandenyną, bangas, aukštas. Ir ką tos aukštos bangos, kur tu ten randiesi? Ar kažkas vyksta? Ką tu darai? Aš stebiu, bet aš jaučiu, kad man reiktų kažkaip panerti gilumą. Gerai, neriam į tą įvykį. Neriam tiesiai į tą patį svarbiausią šios reinkarnacijos įvykį. 3, 2, 1. Matau undinėlės gražiai ratu šokančias gilumoj. Gerai. Išvilgantis vanduo ir šalia lobynai su deimantų karoliukais. Wow.
Jos tokios džiaugsmingos atlošusios galvos. Mano kūnas pradėjo virpėti. Gerai, Aš pasiilgau. išjunk emocijas, susirask jungiklį emocijų ir išjunk jas. Mes viską skenuojame neutraliai. Mums nereikia emocijų. Nuraminam kūną tavo, leisk tokias šviesos bangas per savo kūną. Nuramink jį. Viskas gerai. Aš matau, kai ateina, kai mes šokame lyg tokiam šviesiam sūkuryje ir ateina iš šono didžiulė balta, juoda banga į tą sūkurį įsilieja, Gerai. kai letena. Ir jinai... pabaig pasakyti. Ir jinai pasiglemžia mus. Paleisk smūgį tą vaizdą, patikrinam, ar nėra hologramos, tiesiog šviesos smūgį mesk ir žiūrėk, ar niekas nepasikeičia. Ne, tas paveikslėlis, jisai kaip tik išdidėjo priešais. Pasivėlė. Kas ten tokia per jėga įsiveržė? Kas ten kažkoks interferentas? Kas čia galėtų būti? 3. Kaip tą rodo man aštunkojį. Jisai labai didelis ir jisai su viena tą čiuptuvu vienu. Čiuptuvu mumise sutraukė. Gerai, dabar keliaujam tada iš paskos jam, kur jisai jūs sutraukė, kur jis jūs nunešė, kur patalpė. Jisai gabena mūsų vandenynai į tamsią uolą. Gerai. Ir kas tada? Viską pasideda ir tupi šalia visko, šalia visų brangakmenių. O ką jisai su jomis daro? Ką jūs ten? Tiesiog užrakintos būna, tai jis kažkaip viena energija, ar jis parduoda, jūs kažkam atiduoda. Žodis mėgaujausi. Mėgaujasi tuo. Jisai miega, gyvena. Pilda, žodis pilda, galbūt jį pripildo kažkuo tai. Energija. Energetiškai, ne, pamaitina. Jisai prisipildo, pildosi. Tuo akmenuku, nes aš jį matau šalia. Gerai, tada sukam toliau filmuką į ateitį. Ar jūs išsivaduojat kada nors tos undinėlės iš tos salos? Ar pavyksta ištrūkti, ar jūs ten ir liekat? Aš matau, kad mes praslystame pro tenais ir mes aplink olas apsėdusios stebime, ką daro aštunkojis su mūsų brangenybėmis. Mes taip atsargiai labai lyg prisiliesdamos prie olos judesiais tokiais ratais sukamės ir dairomės, žiūrim į savo brangenybės, kad jos yra pagrobtos. O kuo svarbios yra tos brangenybės? Kokią vertę jos turi, kokią galią, kokią ten energiją, kodėl jos jum yra tokios brangios, kodėl tas aštunkojus jų taip nori. Kas ten yra dar užslėpta, ko galbūt mes nežinom. 3, 2, 1. Tai mūsų palikimas, tai mūsų protėvių energija, pakrovimas, tai mūsų turtai palikti mums. Tai vandenyno grožis, vibracijos, aukštos dimensijos vandenyne vibruoja tada. Aš pati pradėjau vibruoti, kai vandenynas dabar. Gerai, ramink kūną, nuramink jį. Nuramink, leisk šviesos bangas. Tegul tavo kūnas atsipalaiduoja.
Tai jisai užgniaužęs aštunkojus juodumą, juoda ola, pats juodas kaip rašalas. Tai grinai užgniaužė, stabdo tą energetiką, tą Gerai. judesį. Gerai, mes čia tuoj pradėsim viską tvarkyti. Dabar mes pasikviečiam šviesos karių, kurie padės išlaisvinti šias undinėlės iš uolų. Tai Tegul... atėjo su tinklais, su tokiais kirviais, kabliavimais, tokiais. Oho, gerai. Uola, Undinėlės dabar. Gerai, undinėlės irgi išsididina. Vitalija išsididina. Visi tampam didesni už tą aštunkojį. Ir dabar laužiam ten tos įkalinimus visus, daužam tas uolas, išlaisvinam undinėlės. Ir sučiumpame, suvyniojam tą aštunkojį kamuolį. Su visais tais tinklais, ką ten tik jie atsinešė. Taip, suskaldė uolą, praskyrė, paskiau su sateliu prabraukė ir išbėrė į jūrą visą tą ant dugno lobyną. Gerai. Paskiau jisai pats toksai sunyko, jisai pats sumažėjo, tas aštunkojis įsigandęs. Taip. Labai. Juoda skylė. Jo, tiesiai juoda skylė, jau užtenka jam čia. Prašvito tą uolą, spindėt pradėjo. Ta kiaurymė, kurią ištaškėme. Gerai, puikiai. Labai gerai. Galim padėkoti šviesos kariam už pagalbą. Taip, aš rankas sudėjau kaip angelėlis, nusilenkiau jam padėkoti. Gerai. Jie nuskrido. Pasižiūrėk, ar pas tave nuo šito įvykio nėra užsilikę tavo kūne kokių nors energetikų, kokių nors energijų ar traumų. Pasižiūrėk, ar niekur nieko nėra užsilikę. Tai žodis išgastis. Aha, kurioj vietoj tavo kūno? Širdyje. Gerai, tada traukiam iš širdies išgastį. Galim su eteriniam rankom traukti. Taip, tokį siūlelį suku. Labai gerai. Suk tą siūliuką, Taip, kad viskas susisuktų. Trečią skylę išmečiau ir su eteriniam rankom užglaistau, užglostau, pripildau šviesos savo širdį. Šaunuolė, labai gerai. Jinai tokia auksinėm gijom, tokia aplink, tokia išdidėja, prisipildo, šviečia. Labai gerai. Na, apsidairyk, ar ten dabar jau šviesia aplinka graži, viskas gerai. Tokia iš manęs, tokia padėka Emilijai. Ačiū. Aš irgi iš tavęs labai daug šiandien išmokau. Bet kol kas, kiek mes čia einam. Aš kartu su tavim nekeliauju? Taip, man lengva, nes kai tu skaičiavai iki 1, aš tada mačiau save, kaip aš pradėjau suktis ant tokio kalnelio, kaip visada aš sukdavausi. Tai man buvo lengva. Paskiau aš pradėjau aplink save baltus ratus, tokius žiedus, tokią apvalymą daryti. Paskiau aš nušokau į vandenyną, ten bangos mane pasitiko ir kai tu skaičiavai, tai iš tavo balso ėjo tokios kaip iš kriauklės echo, žinai, tokios garsos, toks šnipštimas, gražus švelnus. Geras. Taip malonu buvo, man taip lengva, kaip niekad. Maina savo. Jo, man patinka, žinok, aš prie jūros gyvenu, aš nuėjusi prie jūros, tik jeigu nebūna žmonių, tai aš dainuoju jūrą. Aš irgi šalia gyvenu, aš stebiu. Aha. Gerai, tada galim atsisveikinti su sesytėm undinėlėm. Galės apsikabinti. Jausta. Kaip sakei?
Atitolsta nuo manęs. Gerai. Tas paveiksliukas, vandenynas nuo manęs. Aha, labai gerai. Ir keliaujam tada į kitą erdvę, kur tavo pasąmonė tave labiausiai norėtų nuvesti, ką tau norėtų parodyti, kas tau dabar būtų svarbiausia ir aktualiausia. 3, 2, 1. Iš karto aš su tokiu baltu pliūpsniu šokau į absoliuto glėbį, į tokį baltą energiją. Dėduką. Ir jisai mane apsikabino. Ir mane apsikabino. Regeneruojasi? Taip, aš pildausi baltą energiją. Gerai. Gerai. Prisipildyk, susigydyk savo visą kūną. Taip, regeneracija žodis. Labai gerai. Šaunuolė. Prisipildyk visus organus, visas kūno dalis, kojas ir rankas, visas čakras, tos baltos šviesos. Taip, aš atsistojusi prie jo sukuosi, kaip sukūriukas, jisai mane taip su ranka už mano rankos laiko, aš iškėlusi į viršų mažutį ir sukuosi, kaip žaisliukas. Gerai. Jau jauties prisipildžiusi? Taip, labai gerai. Absoliutė sako, na, kas šiandien tave domina? Absoliuta su tavim kalba? Jisai su manim bendrauja. Aha. Tik patikrink, ar čia viską ta informacija švari. Pramušk smūgį, kad tiesiog atsargumo dėliai. Taip. Gerai, nes aš jau atsargiai viską žiūriu. Mėgsta mus pagauti. Gerai tada labai. Tai tu gali, jeigu jisai tavęs klausia, gali jo paklausti, kas tave domina. Mano gyvenimai. Tavo praėję gyvenimai? A? Kas tau yra įdomu iš ten? Ką norėtum sužinot, pamatyti? Tuščia galvoj. Matau tokią kaip saulė priešais. Ir jinai tokia išdidėjusi, labai gerai šviečia. Tokia spinduliai labai smulkus, gražus, tokia tikra saulė iš senų laikų. Ir žodis jinai mane kviečia. Kodėl jinai tave kviečia? Mes draugaujam su saulė, mes draugai. Iš praeitų reinkarnacijų man saulė taip pat informacijos davė. Gerai. Tai tada galim skristi prie tos saulės. Krendam šalia jos. Praskenuojam erdvę. Tai būtų ar tai švari erdvė, ar kažkas gal yra paslėpta. Aš su ją judu ir dabar matau, kad aš prie vandeninio kranto ir jį šalia šviečia. Bet šalia liktai matau, kaip seka mūsų ne tai, kad banga, bet tokia kaip zigzagas, karpyta, pasakyčiau, energija. Gerai. Einam patikrinsim tą energiją, kuri jos seka. Nuskenuojam, metam smūgį, nukrenta visi filtrai. Iš aukštai demonai žodžiai iš aukštai pasiųsti.
Išritas aukštai. Kas čia juos čia? Tokie ir net matau tokį kaip drakoną, kuris įsižioja ir taip ugnį leidžia. Tai čia drakonas tos demonus siunčia? Nes aukščiau jų drakonas, matau, debesyse tamsiuose, toliau nuo jo leidžiasi žemyna ta srovė, tokia demoninė energija, karpyta zigzago, kuri nori pasikabyti kaip su dantim prie mūsų. Ir jisai tokį puolimą grinai. Pažiūrėk, ar nėra dar aukščiau drakono ko nors? Taip, aš matau šalia saulę ir jisai šalia jos tokį ugnį leidžia ir jo uodegą matau. Bet jau to drakono niekas nevaldo, jo niekas nepasiuntė. Jisai tiesiog ten aukštai lyg debesyse būtų, lyg skraidytų. Gerai, tada žiūrim, kas čia toks per drakonas ir ko jisai nori. Tu jo gali dabar prie jo nuskristi ir jo paklausti. Labą dieną, ponas, ko norit? Kodėl jūs mane persekiojat ir man demonus siunčiat? Koks jūsų vardas? Aš susidėjau plazminę apsaugą, apsitraukiau. Labai gerai. Aš pakėliau prie jo. Aš su pagarba nusilenkiu jam. Gerai, man irgi norisi drakonam nusilenkti. Ir geriem, ir blogiem. Ir klausiu jo, ko tau reikia iš manęs. Sako, man reikalinga saulė. Gerai, klaus, kodėl? Kodėl jam reikalinga ta saulė? Ką jis nori su ją daryti? Kad jinai mane visada šildytų viduje ir taip matau, kaip jinai pilve. Kad jisai man aiškina tai. Kad jisai nori, kad saulė jį šildytų. Taip, kad jisai saulę prarys ir matau, aš įsivaizduoju, kad jisai man rodo, kad jinai pilve ir jį šildo. Nu jau jisai čia prisikūrė pasako. Aha. Juokės įsižiojęs, ką tu pasakei. Liepkiam dabar tiesą sakyti. Pasididink prieš jį, išsididink, gali pasiimti kokį ginklą, kokį šarvų, tokia drūta pasidarai labai. Jisai Aš sumažėjo. įsididinau, paėmiau į ranką baltą burbulą energijos šviesos. Gerai. Ir pagalvojau, kad mano rankose jėga yra didelė energinė. Labai gerai. Labai gerai. Ir dabar tu maždaug jam leisk žinot, kad jeigu jisai tau meluos, tai tu jį tą smūgį paleisi ir sakyk, dabar kalbėk man tiesą. Ko tu čia iš mūsų nori. Taip, jisai sugniužo, kaklą su galva nuleido žemyn, susitraukė. Ką jisai dabar man pasakys? Klauskė. Ko nori iš manęs ir iš saulės? Jisai sako, saulė turi šviesti visiems. Bet aš sakau ne tokiu būdu, kad tu ją turi praryti, pasiglemžti. O tu paklausk jo, kodėl jam nešviečia ta saulė? Kodėl jis negauna jos energijos? Sako, todėl, kad mane temdo juodi debesis ir aš nematau. O kodėl, klausk, tave temdo? Iš kur tie juodi debesis? Kas čia vyksta? Jį užvaldė juoda magija. Debesis jį apgaubė. Jis man kaip pasakotų, kaip guostusi, kaip... Greičiausiai taip ir yra, žinok. Paklausk jo, kas tą juodą magiją jam uždėjo? Kas užvilko ją? Ir aš matau, kaip tie juodi debesis eina kaip rūkas, kaip
kai dūmą išpūti nuo cigaretės ir tas dūmas ten mažėja, tai man taip rodo tą tolumą ir kad iš ten kažkas daro, kažkoks taškelis, kaip ir magija leidžia juodus debesis tokius. Ir jį apvelka, atskiria nuo saulės, nes aš matau, kad saulė visiškai šalia su manim šviesoje, erdvėje, o jisai grinai tokiam tamsiame rūke. Ir jisai iš to, kad jisai yra paveiktas tamsos, jisai prisimena saulę ir jisai pasidarė toksai norai jo tokie kaip sau padėti, jisai įsižiojo ir Taip, ji, žinai, norėjo pradėti, kad pasišildyt, kad tą jaukumą tokį pajusti. Jo, ant jo kažkas daro tą magiją ir jį naudoja savo tikslam ir jį yra atskyrę nuo šviesos, kad jis dirbtų tamsiai. Taip? Man reikia judėti lik to taškelio. Gerai, mes keliaujam, pažiūrėsim, kas ten tą magiją daro. Keliaujam ten link to taškelio. Užsidėk dar stipresnės apsaugas, nematomumo šydą, tapk nematoma. Drakonas eina iš mane, paskui mane, mes einam, sekam pagal tą dūmą. Labai gerai. Tai mus veda, mes einam į erdvę, į tolumą, kažkaip aukštyn. Erdvę ir aš matau tą juodą taškelį. Gerai, tu gali pagreitinti, greitai ten atsidurti, teleportuotis prie to juodo taškelio ir paskenuosi. Aš matau vis dėlto, nežinau, ar tai tiesa, bet ar tai buvo iš tikrųjų, bet man rodo tokią trobelę, tokiam juodom šakom, tokiam, ar ne tai, kad šakom, gal energijom tokia apgaubta, tokia kaip šakos. Ir ten trobelėje suka rankom raganą, burtus dar. Aha. Šydinę. Gerai, mes dabar pakalbinsim tą raganėlę. Pakalbinsim. Atsilošia taip mane pamačius su drakonu. Taip labai įsigando, taip rankas į viršų iškėlė, taip kaip iš išgašio, kaip žmogus pasiduoda ir taip rankas į viršų iškėlė. Ir delnai taip matosi jos. Aha, gerai, tegul dabar prisėdus. Sakyk, tu prisėsk, mes pasišnekėsim. Taip prisėdo labai labai žemo suoliuko. Gerai, tai dabar klas, ką tu čia darai, raganėlė? Kokius burtus čia darai? Ji pradėjo pasakot apie drakoną. Gerai, ką jinai pasakoja? Labai daug kažką nori pasakyti. Gal tu nori pabandyti ją pačialinti? Nes jinai lik ir nori teisinti, suprantu. Gerai, gali ir bandyti teisintis, tegu mums tik pasakoja jos istoriją iš šios pusės. Tai jeigu nori, gali pabandyti su ją susijungti ir tiesiog jinai per tave kalbės. Ar nori tokį dalyką pabandyti, ar nelabai? Na, jinai pasakė, kad atseit per jį man čia trukdžiai, bet tavo idėja, kad ją pačialingint, aš labai norėčiau, tai man būtų pirmas kartas, bet aš labai norėčiau. Gerai. Aš jaučiuosi didelė su drakonu, tokia įsididinus, ta trobelė mažutė, jinai tokia susigūžus sėdi. Gerai. Tada tu, na tai man irgi pirmas kartas, bet viskas mums pavyks. Dabar susijung su ją, reik prie jos ir susijungsi su ją. Ir ką jinai sakys, ten toks ryšys atsiras, susijungimas, channelingas, kad jinai ką sakys, tu iš karto kalbi. Ta prasme, tu leidai jai naudotis tavo, sakykime, kalbos dovaną. Aš priėjau prie jos, nuo manęs nuėjo tokia
gyslelė prisijungė prie jos. Labai, Žodis connect. labai gerai. Gerai tada. Ir tu susikonekting. 3, 2, 1. Na, sveika raganėlė. Kuo tu esi vardu? Taip. Koks tavo vardas? Ar turi tokį? Čiauška. Čiauška. Gerai. Ir tu man papasakok dabar, kokį čia burtą darai? Ką tu ten toj trobeliai veiki? Papasakok man savo istoriją. Trumpai. Aš užsiimu juodą magiją. Gerai. Aš noriu visus nuraminti, numarinti. Na, kodėl? Trukdytų. Kad Aš netrukdytų? noriu kažpatauti vieną. Aha. Tai mano. O kam tu dabar reikalingas tas drakonas? Jis viską mato, jis visur spėja. Pagalbininką savo pasidarė, ne? Ta prasme, jinai jį užvaldė, kad jisai nedrumstų jai ramybės. Jisai jam kaip ir uždėjo amneziją. Tai jinai dabar padarė juodą magiją ant jo, kad jisai nedrumstų ramybės, nes sako, jisai visur viską mato ir spėja. Apsisuka, matau aplink tą namelį su sparnais, prašviesina, prafiltruoja miškų viršūnės. Oi, man dabar kokios vibracijos eina per kūną. Taip. Ir aš matau, kad jisai tokiu greičiu, oi, kaip mano kojos vibruoja. Tokiu lengvumu. Aha, jisai šviesos. Jisai viską tvarkė. Ir va jisai ir sako, aš dabar jį užtemdžiau, sako, kad jisai nematytų kelio. Kad jisai atėjo. Gerai, aš jau supratau tą situaciją. Tiesiog galim net mane į erdvę pasikviesti, pasikviečiam kokių plazminių drugelių, tokių kaip aš, kurie išmano burtus. Pažiūrėk, ar atskris. Aš matau tave mėlyną, ryškiai mėlyną. Ar čia tu? Nežinau, mes keičiam spalvas, aš keičiu spalvas. Tikrai, aš matau tave mėlyną. Labai ryškiai mėlyna ir tu taip priešais mane ir taip jau atsistojusi tokia didelė žiūri į tą raganą. Kokia ta mėlyna? Tamsi mėlyna? Tokia viršui sparneliai tai būtų tokia tamsesnė mėlyna, paskui persilėja į tokią elektroniką, žinai. Jo, gali būti jo, kad aš kažkaip panašiai. Aha, aš galiu pasikviesti kokių savo draugių, vat irgi tokių pačių plazminių drugelių, kurie labai gerai išmano magiją. Taip, jūs apsupote ją ratu, žinok, yra rūžanos spalvos, bespalviai drugeliai. Aš stoju šone ir jūs aplink apstoja ją. Gerai, ir dabar... Disconnected. Aha, disconnecting. Disconnecting, tu nuo tos raganos 3, 2, 1. Taip, aš su ranka braukiau, atsiskyriau. Gerai. Ir dabar mums pasakė, kad mes turim anuliuoti tą burtą. Mes dabar turim jį regresuoti ir panaikinti. Tegul mes kažkokį turim, bet tam burtui, juodai tai magijai, kurią jinai darė, mes atrandame, vat, kaip ir priešnuodį. Į pirminę, jo, viską ten panaikinam, anuliuojam visus tuos burtus jos padarytus ir grąžinam tą drakoną jo pirminę būseną.
Gerai, aš matau iš to namelio, kur jinai buvo, aš pamačiau, kad jūs kažką darėte, bet labai greitai. Tiesiog šviesos greičiu. Yra tokia kaip ilga, balta, šviesi kriauklė. Nu, aš tai galiu tik nupasakoti dabar. Gerai, gerai, pasako. Ir jinai tokia gaunasi kaip tunelis gilyn eina. Tai kaip tu ir aš, mes sutikome, kad nueiti į jos pirminę tą pradžią, kada tai prasidėjo. Tai mes matome, kaip tos kriauklės tunelio tą pradžią galą patį smaigalį. Aha. Ir reiškia, mes jūs viską išvalėte, prafiltravote ir visas jos tas kelias nueitas. Tai man vaizduojama kaip ta kriauklė. Visa pilna, jinai prašviesėjo, jinai balta kiaurymė pasidarė. Išsivalė tą juodumą. Taip. Aha, gerai, labai gerai, šauniai. O pasižiūrim dabar kaip drakonas. Ar aplinkui jį prašviesėja? Ar nusiema nuo jo tą magiją? Taip, jisai su sparnais nuo savęs nuvelka kaip tokį šydą pilką tą debesį ir labai džiaugiasi, jisai labai džiaugiasi. Jisai šokinėjasi, su sparnais nori mus visus apglėbti, kas mes esame erdvėje. Tai gerai, gali apkabinti mus. Taip, jisai apkabino. Gerai, jam grįžo atmintis, nes jam, sakai, buvo amnezija padaryta. Galėjo paklausti. Ar jis prisimena dabar, ar jam grįžo atmintis? Jis sako, tai. Taip, sako, aš viską turiu savyje. Gerai. Aš viską prisimenu. Gerai. Kuo jis yra vardu? Iškėlęs galvą man tai pagalvojo, pasakė man. Aha, pasitikrino. Kuo jis yra vardu, ar jisai turi vardą? Žodis genijus. Keistai, įdomiai. Genijus. Kokios jis spalvos? Tai yra toksai, buvo kaip juodas iš tikrųjų, bet dabar jisai toksai žalias. Žalias? Tamsiai žalias. Oi, geras. Yra. Man, žinok, aš prisiminiau, aš žiūrėjau drakonus internete prieš kelias savaitės ir aš užmačiau tokį žalią drakoną gražų ir man tokia kažkokia energija parėjo, nežinau, kažkas labai suvibravo. Tokia. Tu dabar prišokai prie jo ir apglėbė jo veidą, apsikabinai. Geras, gal aš jį žinojau? Jis suvibravo kojas. Eina savo. Sakau, man ten tokios kažkokios emocijos užplūdo, aš tiesiog pamačiau tą paveiksliuką ir man taip, ir dabar pasakai, kad jisai žalias ir kažkaip visas tas grįžo irgi. Ir aš labai nustebau, kad aš matau drakoną, aš galvoju, gal aš nesakysiu, gal čia man tik tai jau hologramos. Aha. Nes aš kaip visą laiką vandeninės, visą laiką ten undinės, lobiai, žinai, o dabar galvoju, iš kur čia tas drakonas. Čia įdomiai viskas susirutulioja. Gal yra ten ryšį kažkokį turim su to drakonu, gal aš ten turiu tą ryšį, ko aš jį ten taip apsikabinau. Kad tu prie jo žando, žinok, šono prilipus taip ir tupi, žinok, su tokiu didžiuliu ilgesiu. Eina savo. Gal čia mano drakonas yra? Ir tikrai vibruoja mano kūnas, visas kojas. Eina savo. Tai gerai, tegul aš su to drakonu ten tą ryšį palaikysiu. Tegul jis man irgi padeda, nes man dar labai sunkiai telepatijai sekasi. Taip, vadinkim, sunkiai labai dar matau. Sako, mes draugai. Sako, reikia pakalbėti su drakonu.
Nori susijungti su drakonu? Kad jisai tau sako, kad sako, mes draugai. Ir sako, šviesint, prašviesinsiu. Labai gerai. Tai pagalba tau šviesinsiu, prašviesinsiu kažką, tai galbūt telepatinį kažkaip. Aha. Gerai, labai ačiū. Galim paprašyti jo informacinio burbuliuko, mama diem. Tegul jis duoda šiek tiek savo informacijos, ką jisai turi. Sakyk, mes tai nelabai ką atsimenam. Jisai iš saulės paėmė, prigaudė burbuliukų į saują, paskiau iš erdvės, iš dangaus, iš absoliuto kažkaip. Eina tau. Ir Čia gerai. šėrė mums visiems. Aha, labai ačiū drakonui. Labai ačiū. Nusilenkim. Gerai, padėkojame ir kitiem plazminiam drugeliam, kad čia padėjo taip greit viską susitvarkyti. Kaip ten ta raganėlė, jinai ten dar liko? Nieko nėra, jos vietoje ta didžiulė kaip srovė, kaip energija, kaip kriauklė, kur aš tau pasakau, tokia ilga, jinai kaip su ta pradžia ir galas, žinai, kaip kur mes radom, reiškės, ją aptikome, tai jau buvo jinai labai įsivyravus, tai su juoda magija, buvo labai įsidirbusi, tai jau mes matėme kaip kriauklės tą pačią plačiausią vietą, žinai. Kai mes ėjom į tą pradinę jos, tai taip gavosi kaip kriauklės vidus, tas tuneliukas iki mažiausio taško. Tai va, tokia, svarbiausia, kad jos nebeliktų, kad jinai... Ne, toj vietoj balta erdvė ir aplink drugeliai, jūs visi, tu šalia ant žando su drakonu ir aš priešais ir iš kairės pusės saulė šviečia. Aha, gerai. Tai dar nušviečiant ten tą erdvę, visą ten tą mišką, kas ten tik yra. Mes viršuje, virš miško, gal pasakojama, tai va toks paveikslėlis būtų. Ir aš prašau saulės, kad jinai duotų saulės energijos mums visiems ir didžiulį pliūpsnį drakonui, jį atgaivintų, sušildytų, duotų visą pilną informaciją. Labai gerai. Jisai per genijus, ką jisai mums galės padėti ateityje. Nu, tegul jisai su mumis dalyvauja, skraido. Taip jį paglostė, jam ašarą lyg nubraukė, žinau, jisai džiaugiasi. Ir tu taip tokia atsilošus žiūri, taip stebi jį, kad senai matei. Aha, tikrai. Ten jau tų demonų, pažiūrėk dar ten tie demonai, kur paskui tavėjo, kuriais leido juos, ar jie jau dingo, ar jie dar kažkur ten tupėjo. Tai čia buvo ta demoninė kaip magijos tas rūkas, kuris buvo. Gerai, tai jau jo nebeliko, ne? Taip, kuris mums paskiau nuvedė iki drakono ir drakonas nuvedė iki rakanos. Gerai, labai gerai. Dabar paklauskim Saulės, nes tu labai gerai moki bendrauti su Saule. Paklausk Saulės dėl situacijos su Žeme. Kaip ten, kodėl mes tiek mažai tos saulytės gaunam, jinai nesugeba prašviesti kiaurai tos debesis, ne? Na, iš karto sako, aš čia jums netikra. Ta prasme, kad mums netikra Saulė yra pakišę iš viso? Taip, šiuo metu yra netikra Saulė. Aha. Jinai tokia nuliūdusi, bet jinai ten tokia prisirpusi. Ir man taip jinai duoda mintį, sako, pameni, sako, kai tu buvai maža, sako, tu buvai su manim, sako, augai. Oi, nu, išjunk emocijas, išjunk viskas gerai. Įkvėpk, iškvėpk. Sako, dabar nuo jūsų, sako, atitolino mane, užblokavo. Gerai, išjunk Vitalija emocijas, išjunk, viskas gerai. Viskas yra gerai. Išjunk, nusiramink. Nuramink savo kūną. Viskas gerai.
Dabar mes susirasim, kurioje vietoje ta Saulė yra. Jinai kažkokioje kitokioje erdvėje, jinai kažkur prie kitos planetos yra nustumta, ar iš vis kažkur. Kur Taip, jie? sako, aš toli nuo jūsų. Mhm. Tai gal Jinai mes nutolo galim ją, dabar nuo manęs. kaip sakai? Jinai dabar nutolo nuo manęs, rodydama, kad jinai labai toli. Mhm. Gerai, tai mes gal galim ją prisitraukti. Pažiūrėk, ar mes galime ją susirasti ir ją pritraukti prie Žemės, tą tikrąją Saulę. Ir iš karto jinai pradėjo sakyti taip sukdamasi, taip su akim ir parodydama man, sako, reptai, reptai, reptai. Programos. Gerai, tai mes tada vėl pasikviečiam kiečiausius šviesos karius, kurie ypač gerai moka tvarkyti su reptais, visokius su Orionus, Sirijus, nu, žodžiu, visą, kas tik yra šustriausia, išsiųsk tokį signalą, sakyk, susigrąžinsim Saulę, ateikit visi, kas nori padėti. 3, 2, 1. Taip, jie dideli, galingi, stiprus, su ietimis, su durklais, tokie Labai gerai. Aha. šviečiantis ir jie tokie tvirti kaip akmenys, tokia tvirtybė juose. Jaučiasi toks pasitikėjimas ir jie apstoja tą Saulę, kur mato, kad tos programos ją surakina, užbloka. Galime skirsti tas programas, nulaužti jas. Taip, aš matau aplink, kad pasipylė tokie kryželiai kaip anuliavimas tų programų. Taigi kryželiai kaip anuliavimas ir toliau vyksta tais kardais toksai skaldymas tų reptų programų. Labai gerai, sunaikinam visas programas, kurios riboja mūsų Saulę, visas grandinės, kurios tik tais ją laiko, viską. Tiesiog šluojam. Visi Taip, aplink ratu aš seku akim, ar yra valoma, tvarkoma, kad nei vieno tarpelio neliktų, kad kažkas pralystų, praslinktų. Taip Saulė paliekama ir atlaisvinama, toliau tie šviesuoliai viską suskaldė ir viskas sutrupėjo, nukrito žemyn į bedugnę, visos dalys. Labai gerai. Aduliai. Ir aš dabar klausiu Saulės, kadagi tu priartėsi prie mūsų, kokios tavo galimybės dabar. Jinai sako, aš kaluosi, sako, aš stengiuosi labai. Sako, aš nepamiršau jūsų. Gerai, žiūrėk, gal mes galim sukurti visi šviesos kariai, visos būtybės, kas labiausiai moka. Ir apsaugą, jo, aš norėjau dar prieš tai sakyti apsaugą Saulei, bet dar norėjau pasakyti tokį kaip šviesos tinklą, su kuriuo mes galėtume ją taip pristumti prie savęs atgal. Taip, mes užmetėm šviesos tinklą, labai stiprų, tokį senovinį, tokį iš lynų, natūralų, tokį lengvą ir tokį stiprų. Gerai. Ir ką darom? Bet aš matau, kad vis dėlto kažkaip ne dabar, nes aš matau, kad mes ją apgaubę, lyg aš traukčiau už galo žemyn, savo žemiau link Saulės, link Žemės, link žemyną, bet aš matau, kad labai pūsti, kaip pasakyti, blokai, bet ant viso žemyno ir būtent tie dar blokai, kaip čia dar nupasakot.
ant žemės atskiria tarp žemės ir saulės yra tokie didžiuliai sunkūs blokai. Aš stengiuosi ją su tuo seteliu traukti žemyn, bet jinai kaip lašas tiesiog. Kaip čia dabar papasakot. Jinai gaunasi kaip lašas, kurį aš noriu ištraukti iš tos erdvės per tą bloko erdvę į žemę. Tokį labai didžiulis eina susiaurėjimas ir kad jaučiu tokį kietą dangą. Aha. Tai čia gal tas gaubtas. Galbūt čia tas gaubtas. Žiūrėk, vis tiek pritraukiamės ją kaip taip arti, kaip tik yra įmanoma. Kuo arčiau. Taip pritraukiau. Nes gal vis tiek mes jos energiją labiau pradėsim jausti, kai nebus arčiau. Ir tada... Ką sakei? Taip, jinai tokį tą siūlelių, kur aš prarėjau, kur palikau tą terpę tokią. Sako, taip, aš kiek galėsiu, sako, aš tiek leisiu ir jų vis pavysiu ir pasitiksiu vėliau. Gerai, o mes bandysim dabar skaldyti visus tos gaubtus, visus ten tos blokus ir tik kokia skylė atsiranda, tegul jinai ir šauna spindulį žemyn. Taip, sako, valio, sako, susitarėm, jinai sukasi ir taip žiūri, kur koks plyšelis atsiras. Gerai, o mes dabar dar galim su visokiais plaktukais, bombom, visokiom magijom ir kas tik tais kaip moka, biškį tokį smūgių paduoti, žinai, į tą visą gaubtą, į tuos blokus, tokius bum. Tiesiog visi šviesos kariai, visi telepatai, visos būtybės, kurios nori dirbti šviesai, Žemė ir kosmose ateina ir mums padeda tokį smūgių paduoti, skylių pridaryti. Taip, tu viduj prie saulės atsistojusi, vadovauji sparneliais tokiai plasnoji, sakai, čia skelkit, čia duokit. Ir tas gaubtas, jisai skyla kaip stiklo šukės. Aha. Labai gerai. Susidaužo ir subyra, vėl vibruoja mano kojos ir reiktų tą stebėjimą tokį palikti, kad visą tai 24 valandas per parą. Gerai, aš galiu kokią komandą pasikviesti, tokių stebėtojų ir mes stebim ir pastoviai skaldom. Mums reikia daugiau būtybių, nes jeigu aš ten vieną pasiliksiu vadovauti, tai aš kaip sliekas vaikščiosiu čia žemėje. Ne, tai aplinkui skaldė, ką sukvietėjai, bet tu tik prie saulės šalia vadovavai viską. Čia skaldykit, čia duokit. O kodėl aš vieną vadovauju ten? Tai gerai, tai va tu kalbi dabar viską vedliauji. Tai gerai, dėl to. Gerai, labai gerai. Organizuotai. Gerai, o gal mes galim sukurti kokį mechanizmą, pavyzdžiui, ne? Mes šviesos kariai sukurtume tokį mechanizmą, kuris būtų užprogramuotas, kad kažkiek laiko paduoti labai stiprių tokių šviesos smūgių į tą gaubtą. Dabar aš su savo energijos gydomosiom rankom siunčiu jai tokią energiją, ją apgaubiu labai daug sluoksnių. Jinai išdidėja. Čia yra ir gydomoji energija, ir apsaugos energija, ir stiprybės energija. Ir aš ją išdidinu, aš ją apgaubiu ir aš matau tokį laikroduką auksinį, kuris gerklę kabina. Nusiplėšk nuo gerklės, smūgį gerklę. Ir aš pastatau laikroduką 24 valandos per parą, kad jisai suktasi ir kad visa tai, kad automatiškai, jeigu kas priartėtų, kad būtų pastebėtas ir numuštas tom auksiniam gijom, tą auksinę energiją, kad jie tiesiog sudegtų visi akimirksniu šviesos greičiu. Labai gerai. Mes išreiškėme valią visi šviesus. Taip. Ir tai aktyvuoja. Labai. Šaunuolė. Labai puikiai. Ir aš matau, kaip jie
pasijuto tokiam dideliam gaubto auksinėme filtre. Ir Mhm. kai apsaugoj visa šviesa jos pasipylė į žemę. Labai gerai. Bet jos saulės šviesa tai yra toks tankis, jisai nekaitrus, bet jisai labai gerai šildantis. Aha, norėjau tą patį sakyti, labai šildantis stipriai. Taip mes turime tai. Labai gerai. Labai gerai, padėkojom šviesos kariam. Tai Laikysimės koja šito. atsistojusi. Padėkojom ir saulei. Mes va čia saugosim tą saulei. Reikės kiekvieną kartą, kas tik tais galės pamatyti, užmatyti, nueiti patikrinti, vis pramušti tą gaubtą ir vis apžiūrėti saulę, kad viskas būtų gerai. Gerai. Dabar stebiu, kad iš debesėlių tokių šviesių aukštai angeliukai stebi visą tai. Kokie čia angeliukai? Čia angeliukai ar demoniukai, reikia pasąmonės. Aha, tu mesk smūgį, numušk visus filtrus, nusimk visas hologramas. 3, 2, 1. Viską nusimušė. Ir stebi tikrąjį vaizdą, tikrąją jo formą. Ar ten yra angeliukai, ar demoniukai. 3, 2, 1. Taip, dabar man meta tas paveikslėlis, kuris buvo pas mane spalvotas. Jisai dabar nuvilnyja kaip bangos šonu, jisai dingsta. Ir dabar pasirodo bespalvis paveikslėlis, kuris rodo, kad tikrai tai yra mūsų visa visata, kad aukštai visatoje yra debesėliai su angelėliais. Tik aš juos dabar matau bespalvius, kaip nupieštus. Toliau yra saulė, vandenynas, motinėlė žuvytė, save nupiešta metu. Toliau drugeliai. Man visą tai paaiškina bespalviam piešinėlyje, kad visa tai egzistuoja. Gerai. Gerai. Tai jie ten gali stebėti, tie angeliukai. Teko stebi. Kas čia tokio? Gerai, o Vitalija tada gali keliauti kažkur atsiregeneruoti, kuriai labiausiai patinka, ar šviesos džakuzį aukštų energijų, ar absoliut, ar kur tik tai jos pasąmonė veda, kur tik širdelė nori. Atsiregeneruoti. Skrendam ten. 3, 2, 1. Aš panėriau į vandenyną Gerai. prie savo lobyno. Aš atidarau tokią skrynią. Ir ten daug deimantinių karolių. Aš vienus karoliukus susidedu ant savęs, o kitus deimantuko karoliukus išmėtau jums, visiems drugeliams. Oi, labai ačiū. Kaip tie veikia tie karoliukai? Jie tau padeda regeneruotis? Sako energija. Duoda energijos. Energija, tonusas. Aha. Sako žodį žvilgesys. Galbūt tai nuotaika tokia, žinai, vadinasi, kaip žvilgėsite. Aha, labai gerai. Gerai, tai prisidėk prie tų karoliukų. Aš pašoku, sukau aplink save.
pasidžiaugiam. Gerai. Gerai. Su vandeniu apsidairiau aplink. Vandenynas gilus. Tu gali keliauti į kokį nors džakuzį aukštų energijų. Gal net ir vandenyną tokį turit. Ne, man čia yra labai gerai, aš sakau. Kaip sakei? Ne, man čia yra labai gerai, aš sakau. Gerai. Nu gerai tada. Gerai tada ten, jeigu tau ten patinka, ten gali ir likti. O mes tada keliausim atgal į žemę, į savo fizinius kūnus. Tai dabar atsijunk viską, visus vaizdus, atsijunk nuo visų vaizdų, visko, ką matei, viską išjunk, viską nutrauk. Ir grįžk į savo kūną, ten, iš kur aš su tavim kalbu, pailsėjus ir atsiregeneravus. 3, 2, viską atjungi grįžti, 1. Gali atmerkti akis.